esat labai daug galbūt kažkada girdėję, kad tiesiog būna, kad po žmonės, vat įsivaizduokit, asmeniškai, kadangi pačiam taip įvyko, tai asmeniškai noriu vat irgi pasidalinti, kad tiesiog vieną rytą atsibundu ir matau, kad sąskaitoje yra 20 000. Suprantu, kad jų ten neturėtų būti, bet jie yra. Ir žinoma, iš karto, žinot, dabar kadangi labai daug vyksta sukčiavimų ir tikrai esu girdėjęs tokių, irgi nepasiveskit, būna tokių situacijų, kad jums nepažįstami, nežinau kaip, gauna jūsų kontaktą, sako, Petrai, žiūrėk, į tavo sąskaitą pervedėm ten 500 eurų, netyčia, ne? Prašau, grąžink. Aš nežinau, ką jie ten, kaip jie padaro, bet mintis yra tokia, kad jeigu tu jiems ten atgal pervedė tos 500 eurų, tai paskui kažkaip jie tavo sąskaitą gali ir išvarinti, ne? Kažkaip jie gauna kažkokius prieimus prie tavo sąskaitos. Bet šitoj vietoje, žinoma, aš nepasimečiau, kadangi čia yra mano darbas, aš supratau, kad yra kažkas ne taip, arba banko klaida, arba jau aferistai. Tai šitoj vietoje, ką aš padariau, tai kadangi gavau į kortelę sąskaitą, tai aš greitai, kad įsitikinčiau, kad tie pinigai yra tikri, aš juos greitai persimečiau į sąskaitą to pačio banko, kad, maža kas su ta kortelė atsitiktų, ne? Tai šitoj vietoj, žinoma, ką reikia iš karto daryti tokiu atveju, nepulti, iš tikrųjų, ką darytumėt, jeigu jums taip įkristų tie 20 000? Tikrai galvotumėt, kad tai yra jūsų pinigai, tikrai galbūt gražintumėt kažkokius leasingus, kreditus, gal naują mašiną nusipirktumėt, ne? Bet šitoj vietoj, žinot, kaip per žmogiškumą, ne? Kerta ir tikrai žmogus gali, nesuprasti, kad bankas gali apsirikti, ne? Bankai niekada neklysta. Tai šitoj vietoj noriu pasakyti, kad jeigu jūs netyčia tos pinigus panaudotumėt kažkam tais ir po to bankas vis tiek, žinot, pamatys, kad tų pinigų, kad neteisingai buvo kažkaip tie pinigai pervesti jums, tai jūs supraskit, jie per kažkokį terminą pareikalautų, kad jūs juos gražintumėt. Suprantat? Ir jeigu jūs jų negražinat ir neturit iš ko gražinti, nes kažkur kažkam, nežinau, išleidot, tai šitoj vietoj jau tikrai gali būti teisminė byla. Galbūt, nežinau, pasidalinkit, gal kažkam toks įvykis įvyko. Bet iš principo, kaip viskas vyko ir kaip turėtų vykti. Jeigu pastebėjot šituos pinigus, jūs tikrai jų neturit išleisti visų pirma ir negalvot, kad tai yra jūsų pinigai. Jie tiesiog kažkaip pateko per klaidą jūsų sąskaitą. Tada informuojat banką. Aiškus, bankai vėl šikniai, jie ką padaro, ne tai, kad žinai apsidžiaugtų, kad jūs pranešėt, bet jie ką dažniausiai padaro, užblokuoja tavo visas sąskaitas, ne, ir tu negali nieko su jom daryti. Nes jie, matai, darys dabar tyrimą. Patys suklydo ir jie darys tyrimą, o tai, kad tau reikia ten mokesčius ten pervesti, bilietus lėktuvo pirkti, visiškai neįdomu, ne? Dėl to irgi viena pamokėlė jums, kad niekada nelaikykit pinigų vienam banke, ne? Nebūkit auksiniais klientais. Visai nesenai vienas žmogus ką tik man irgi skambino, klausė, Mariau, ar tikrai taip gali būti, sako, esu to banko 20 metų klientas, sako, ten, stengiasi visada būti auksinių klientų, pervedinėti pinigus ir pats bankas, įsivaizduokit, informuoja mokesčių inspekciją, kad pas jūs, pavyzdžiui, jūs naudojatės per daug grinais pinigais. Pavyzdžiui, jums gal patinka, ne, grini pinigai. Gal jūs ten, nežinau, tiesiog keliaujat arba dar kažkur nusiminėjat tos grinus pinigus ir vien dėl to, kad jūs jos nusiminėjat, bankas informuoja mokesčių inspekciją. Įsivaizduojat? Ir tada prasideda mokesčių inspekcijos reidas, tikrina viską, visas tavo įmonės, jeigu turi, tavo sąskaitas ir prasideda toksai bardakas. Tik todėl, kad esi lojalus banko klientas. Dėl to visada turėkit mažiausiai 4 banko, dar geriau turėkit užsienio banko, ne? Tiesiog, kad tie pinigai jūsų tiesiog susidėliotų ir jūs gyventumėt tiesiog iš savo pinigų ir leistumėt ten, kur juos norite, ne? Jūs tų pinigųgi nepavogėt, teisingai. Tai šitoj vietoj, kai jūs žiūri kaip nusikaltėlius, tai nėra malonus dalykas. Dėl to nelaikykit visų pinigų vienam banke, gerai? Kaip viena mano istorija, patys suklydo, pervedė pinigus ir paskui daro kažkokius tyrimus ir tau areštuoja visas sąskaitas. Ir kaip jūs galvojate, ar jie kompensuoja tau už tą dalyką?
Tikrai ne, bet pabandykite ne jūs pavėluoti ten kortelės, kokį mokestį susimokėti, kreditą, ne, taigi iškart jūs apkraus visokiais delspinigiais, bet kai jie suklysta, jie yra nekalti, ne, tai va šitoj vietai sakau, vienas dalykas, per tokius netyčinius dalykus gali tau šaldyti sąskaitą, antra, jie gali užsiundyti ant tavęs mokesčių inspekciją, taip, kad darytų įvairiausius tikrinimus, nors tu, pats net nesupranti, ką tokio blogo padarai, dėl ko čia dabar tave tyria, žiūri, ne, bet čia yra va ta taisyklė, kad nebūk vieno banko klientas, gerai? Tai va, pratęsiu šitą istoriją, kad tiesiog turit informuoti, kaip ten bebūtų, bankas yra bankas, ne, mes informuojam banką ir bankas daro tą tyrimą. Ir jie jau ten, kai pamato, kad tikrai kažkur tie pinigai nesuvaikščia ir kad įkrito į kažkokią kitą sąskaitą, jie viską paskui nuima, visus tos, pavadinkim, areštus ir tada jau leidžia naudotis savo kortelę. Taip, arba ten, sakykim, sąskaita. Bet čia principai reikia iš žmogiškos pusės nepadaryti klaidos ir neišleisti tų pinigų, gerai? Tiesiog neskubėkit, gerai, nes tikrai galit papulti labai didelę bėdą, jeigu tos pinigus kažkur kažkam pervesit arba panaudosit ir tų pinigų negalėsit galbūt grąžinti bankui, ne? Tai nežinau, gal esat gyvai susidūręs tokią istoriją ir turėjo dar kažkokias pasiekmes, tai būtinai parašykit, gerai? Na, o jeigu bus klausimų, irgi parašykit. Koks bankas, irgi nesakysiu, nes negaliu, ne? Dabar pasakysiu, bankas kažkas nepatiksta, nesakys, kad aš juodinu banką ir dar žiūrėk vėl kažkokius reikės po teismus, ne, vaikščioti. Tai šitoje vietoje tiesiog sakau, kad taip, tai yra Lietuvos bankas, taip prižiūrimas Lietuvos banko, bet jie vat kartais taip pasielgia ir mano žinutė yra tokia, kad jeigu įkrito, nesidžiaukit ir geriau, aišku, niekam nepasakokit, supraskit, kad tai netyčia įvyko, jūs informuojat banką, kad pasimtų savo pinigus ir netrukdytų jums toliau ramiai gyventi.